Savaitės energijos, žiūrime, bendras fonas, asmeniniai santykiai, asmeninis augimas, finansai, karjera, patarimas jums, bendras fonas, kuriame mes turime ir aukščiausiąjį teismą. Kaladės dugne savaitė bus apie tai, kad ten, kur kažkas tai balansavo, ar tarp vertybių vertinimo, ar tarp finansų, nuo finansų prie finansų, ar tarp situacijų, kuriuose reikia išbūti ir nenukristi, turime omeny dviejų pozicijų, kažkas gali stipriai išjudėti su labai didelė energija į galimai naują pradžią, ar naujus veiksmus, ar naujas idėjas, kurias pradės žmonės realizuoti. Kadangi turime bendrame fone ir aukščiausiojo teismo arkaną, tai galimai ši situacija, kuri buvo užsistovėjusi ir reikėjo joje išlaviruoti, šią savaitę pajudės į priekį. Kas bus ir ko galima tikėtis asmeniniuose santykiuose ir asmeninėje raidoje. Mes matome didįjį arkaną imperatorius, mėnulį ir skeptrų karalienę. Jei žiūrėti į asmeninę raidą, tai moteris ar vyras išeis į savo intuityviąją pusę, kurią pakankamai sėkmingai atvers ir išeis į veiklos energijas. Neužsibūs šitame mėnulyje kaip po negatyviame aspekte, o paims jo pozityviasias vietas ir integruos tai į savo raidą. Jeigu žiūrėti kaip į santykius, tai tarp skeptrų karalienės ir imperatoriaus galimi tam tikri nesusipratimai. Vienas kito gali nesuprasti, gali būti kažkokie nutylėjimai, gali būti neaiškumai, bet pozityvus kontekstas, jeigu žiūrėti ne iš minusinės mėnulio pusės, tai būtų apie tai, kad vienas kitą jūs labai stipriai traukiate. Čia būtų žinutė tiems, kurie yra santykiuose. Tai santykiai gali įgauti kitą kontekstą, kur moteris vis tik imsis savo iniciatyvos santykiuose ir tokia yra tikimybė šią savaitę. Kas bus ir ko galima tikėtis finansų karjeros srityje? Finansų karjeros srityje mes turime didįjį arkaną imperatorę. Tai reiškia tą, ką jūs kūrėte, ar tai yra verslas, ar tai yra projektas, ar tai yra finansai, kuriuos jūs valdote. Vienintelis dalykas, kas gali vykti, tai kilti baimės iš to, kad viskas vyksta pakankamai lėtai. Ką jums padaryti, kad šitas baimės neleisti įsigyvendinti į jūsų galvą būtent šią savaitę? Patikslinam, ką padaryti? Imti kontrolę į savo rankas, neiti į emocijas. Tai būtų toksai kaip raktas, jei kažkas tai finansuose turi kažkokių tai keblumų, ar projektai kažkokia, ar kūryba juda ne taip greitai, kaip jūs norėtumėt, tai šioje vietoje neikite į baimės. Baimės priešingai gali jūs stabdyti nuo tam tikros raidos, kuri tikrai yra pozityvi. Tik tai tiek, kad tikrai yra lėta korta. Tai ko nereikia daryti, nereikia bijoti šito lėtumo. Kartais tas lėtumas yra tikrai į naudą. Koks patarimas jums? Šią savaitę galima tikėtis didelės dinamikos iš stagnacinių pozicijų. Tai vienas iš patarimų būtų jums, jei ir darysite kažkokius tai veiksmus ar sprendimus. Nepraraskite nuovokos nueidami į emocijas. Būkite budrus, būkite racionalūs, būkite ramūs, būkite sumanūs ir visą savaitę turėtų praeiti sklandžiai, ko aš jums ir linkiu.